Jonukas ir Onutė gyveno kitąsyk ant marių kranto turtingas bajoras ir turėjo labai gražią moterį savo už pačią, nuo kurios susilaukė 2 gražių vaikelių – Jonuko ir Onutės. Neilgai pagyvenus jo moteris mirė ir bajoras, matydamas, jog pats dar stiprus vyras, o vaikai maži, vedė antrą pačią, bet toji pasitaikė ragana. Ir iš pirmos dienos pamotė ragana pradėjo nekęsti abiejų vaikučių. Kartą bajoras išvažiavo kelioms dienoms. Ragana davė padaryti meistrui stiklinę skrinutę, įdėjo į ją Onutę ir užrakinus įmetė į jūrą, o Jonuką pavertė avinėliu. Bajoras parvažiavęs klausinėjo apie savo vaikus, bet niekas nieko nežinojo. Ragana pasakė: kaip aš tavęs nežinau, kur važinėjai, taip nežinau nei tavo vaikų, kurie valkiojasi. Bajoras vaikus apgailėjęs manė, kad gal žvėris juos sudraskė ar į jūrą įpuolė. Avinėlis bajoro kaimenėje gražiai augo ir buvo labai prijunkęs prie žmonių. Ne tiek kaimenis laikydavosi, kiek su žmonėmis po dvarą vaikščiodavo, o kartais pamatęs bajorą, pribėgęs lažydavo jam rankas. Pats bajoras ir visi dvariškiai labai mylėjo avinėlį, tik viena ragana jo nekentė. Praėjus kiek laiko, ragana ėmė įkalbinėti savo vyrą, kad avinėlį papjautų. Papjaukite tą avinėlį, ko jis čia valkijosi po namus ir darbininkus gaišino nuo darbo. Bajoras sutiko: pjaukite, žinokitės. Kai avinėlį jo vedė pjauti, tas priėjo prie bajoro, ėmė laižyti jam rankas ir prašė, kad leistų į jūrą atsigerti. Negaliu atsiversti. Pone, leisk atsigerti, bus daugiau kraujo. Ponas sako: eik. Ir išleido draugė vieną tarną pasaugoti, kad nepabėgtų. Nuėjo avinėlis į pajūrį, prikišo snukutį prie vandens ir pradėjo raudoti. Oi, Onutė, oi, seselė, ketin ponas mane pjauti, jau peilelį pagalando ir geldelę pamazgoju. Avinėliui pabaigus atsiliepė iš jūros balsas: oi, Jonukai, oi, broleliai, pasakyki savo ponui, tegul mezga šilkų tinklą, tegul meta jį į jūrą, pagaus nuostabę žuvelę. Pasišnekėjęs avinėlis grįžo atgal. Tarnas parėjęs išpasakojo bajorui, ką matė ir girdėjo. Bajoras liepė dar nepjauti avinėlio. Ragana iš piktumo kone dūko, kad paliko avinėlį nepjautą ir kaip įmanydama vis šnekėjo, kad reikia jį pjauti ir gana. Bajoras nesikęsdamas liepė vėl prisilenkti pjauti avinėlį. Avinėlis ir vėl, priėjęs prie pono, pradėjo laižyti rankas ir prašyti: pone, ei pone, leisk atsigerti, bus daugiau kraujo. Ponas sako: eik. Tik dabar tarno nesiuntė, bet pats ėjo paklausyti. Avinėlis priėjęs prie jūros vėl pradėjo raudoti: oi, Onutė, oi, seselė, ketin ponas mane pjauti, jau peilelį pagalando ir geldelę pamazgoju. Ir vėl iš jūros atsiliepė: oi, Jonukai, oi, broleli, pasakyki savo ponui, tegul mezga šilkų tinklą, tegul meta jį į jūrą, pagaus nuostabę žuvelę. Bajoras sugrįžęs namo liepė avinėlių nepjauti, bet kuo greičiausiai megzti tinklą, o kai tik numezgė, visi greit nubėgo ant jūros kranto. Toj užmetė tinklą ir ištraukė stiklinės skrinutę. Bajoras prišokęs tą skrinutę sudaužė ir rado savo dukterį Onutę. Klausė ją: kas tave, Onutė, čia įmetė? Ogi pamotė, atsakė Onutė. O kur Jonukas?
Jonuką pavertė avinėliu. Parėjęs namo bajoras kuo greičiausiai liepė pamotei, kad atverstų avinėlį Jonukų. Ta noromis nenoromis atvertė. Tada bajoras įpykęs ant savo pačios liepė bernams suvežti didelę krūvą malkų ir sukrauti laužą. Ant to laužo užvedė raganą ir sudegina. Žmonės kalba, kad žiemą, kai daug sniego ir smarkiai šąla, mėnesienos naktimis ant sniego kažkas žibo. Tai esą raganos taukai.